Labas rytas. Taigi pasiėmiau puodelį kavos iš Prezo kepyklėlės. Mėgstu aš ten užsukti ir kava skani, ir kepiniai skanus. O šiandien, ne tik šiandien, bet ir pastarąsias dienas turim tokį lietingą orą. Tai ką tokiu oru reikia daryti? Reikia susigalvoti veiklos, kurios nenori daryti, kada šviečia saulė. Tai ką šiandieną noriu pasidaryti? Noriu nupirkti levandų sodinukus, trąšų vejai ir sėklų vejai. Ir pasidaryti kažkokius kitokius darbus, kurie, kaip sakant, kuriems nekyla rankos šviečiant saulei. Taigi einam dirbti ir džiaugtis savaitgaliu. Kartais, kad susirinkti informaciją, nereikia toliai eiti. Gerdamas kavą, praeidinėjau pro gėlių parduotuvę, pamačiau, kad parduoda tokias, violetinės gražias gėlės. Kodėl violetinės? Atkreipiu dėmesį į violetinės, nes Emai labai patinka violetinės spalva, tai aš dabar atkreipiu į tos spalvos dalykus. Ir tiesiog užėjau pas moterį pasiklausti, kas čia per augalas, kaip prižiūrėti, kaip auginti. Ir užsimezgė visai įdomus pokalbis, papasakojo ir apie levandas, apie levandų priežiūrą, auginimą, kaip jas reikia pakirpti, apie tas mėlynas gėlytės kampanūlą. Sakė, kad labai smagus augalas, tiesiog jos plečiasi ir tiesiog plečiasi ir gražiai atrodo sode. Tai verta bus pagalvoti, galbūt kažkur tai galima jas įkomponuoti, bet sakau, kartais žavu, kaip tiesiog viskas mums yra po ranka, reikia tiesiog užeiti kažkur, pasiklausti, kaip čia kas auga, ar šiaip kažkokio kaip kito dalyko, kuris tau įdomus ir užsimezga įdomus pokalbis ir sužinai kažką tai naujo. Nu tai jo, faktas. Gaunat apie 13-14 rūšių sūrių paragauti. Oho. Dar truputėlį šnektelėjau su ūkininku, tai smagus žmogus iš Alytaus, davė truputį paragauti, patiko skonis, tai kaip sakant, turėsiu arba prie kavos, arba tiesiog su muštinuką pasidaryti. Jo, aš Facebooką, aš Instagramos neturiu, tai Facebooką, va tik tai. Pradžioje aš pasodinu, apie 80 cm, o tada po to, jūs jau pakonsultuosit, kaip prižiūrėti. Įvyko šioks toks netikėtas posūkis, jau ėjau link mašinos nuo sūrininko iš Alytaus ir žiūriu levandų kioskelis. Tai jau tiesiog pakalbinau moterį, kuri ten prekiauja įvairiom priemonėm iš levandų pagamintom. Ir sakau, gal jūs turit ir sodinukų, o pasirodo, jinai turi levandų ūkį, kuris vadinasi Levanderija. Tai tai sutarėm, kad arba ateinančią savaitę, kažkurią darbo dieną, aš vakare atvažiuosiu iki Pabradės pas jos į ūkį ir nusipirksiu levandų reikiamų, arba jau tada jinai galbūt ketvirtadienį man atveš čia į Vilnių. Šiaip labai fainai pakalbėjom, papasakojo, kad ir iš tikrųjų tos visos depo, ermitaže perkamos levandos, visi augalai, jos yra šiek tiek nutreštos, užaugintos šiltnamiuose ir jos nėra tokios atsparios, taip kaip mūsų, sakykime, tos Lietuvoje auginamos levandos. Tai gaunasi taip, nebevažiuoju aš pirkti šiandien levandų, jau susitariau, gausiu šiek tiek didesnės levandas, jau peržiemojęs 2 žiemas Lietuvoje. Tai gausis geresnis variantas, geresnės levandos. Ir tikėkime, jau šiemet jos bus didesnės. O dabar jau buvau užsukęs į sprendimus vejai. Tai ką, pasiėmiau iš jų trąšų, pasiėmiau iš jų žolės skirtos augti šešėlyje. Tai labai faina chebra, draugiškai parekomendavo, aišku, man kažkokių tai didelių ten rekomendacijų nereikia, tai pradžiai tiesiog kaip patrešti, ką pasėti, kokias sėklas pasimti. Tai jau turiu sėklas ir trąšas, tai dabar telieka ką nuvažiuoti man į Moki vežį ir apsižiūrėti dar parduotuvę, gal rasiu kažkokių tai dalykų, kurių man reikia. Tai keliaujam dabar į Moki vežį. Atvažiavau pirmą kartą į Pilaitės Moki vežį. Šiaip niekad nevažiuodavau į Moki vežį, nes tiesiog, galbūt nebūdavo pakeliai, bet kažkaip prisiminiau, šitą gan didelė yra parduotuvė. Ir užėjau pasižiūrėti grandininių pjūklų, aišku. Nėra, kad man jų labai reikia, bet kaip ir minėjau kažkuriam video, pirmam video, kad man patinka geri įrankiai, gera technika, nes su ją tada malonu dirbti. Ir pamačiau
Makitos pjūklą XGT grandininį. Tai aš kaip tik turiu baterijas šitos serijos, tai biški gunda, aišku, 370 eurų pagal kainą man tokios kokybės daiktų tikrai nereikia, bet jau mintis atsiranda, kad rudenį visai gerai su tokiu prasipjauti šakas ar šiaip kažką, jeigu reikia prasipjauti. Tai kaip sakant, ta saldi pagunda tokia. Bet jo, kol kas pačiupinėsiu parduotuvėje, pažiūrėsiu čia kaip viskas atrodo, paieškosiu review internete. Tikrai man tokio nereikia, bet gali būti, kad kažkuriuo metu aš jį ir nusipirksiu. Arba kažkokį tai kitą analogą. Arba yra tokia paprastesnė versija, mažas pjūkliukas, šiek tiek pigesnis, kad bėda netinka man šitos baterijos, nes čia yra 20 voltų, o pas mane yra 40, tai kita grupė baterijų. Trašos, trašų sekcija. Šiaip, nežinau, dar nepriejau prie to dalyko dėl tręšimo, sakykime, įvairių augalų. Reikėtų irgi pasidomėti, matau, yra trašų braškėms. Netgi matau, yra tos pačios sėklos, kur pirkau iš žvejos draugo. Tai kitą kartą galiu ir čia nusipirkti, o dar matau, kad tai ir pigiau čia iš tiesų jos kainuoja. Čia dabar yra akcija, standartinė kaina yra tokia pati, bet kitą kartą galima tiesiog pirkti čia nebūtų. Aišku, jie maloniai pakonsultuoja, tai čia yra pliusas, nebent duoti duoklę ir sumokėti šiek tiek daugiau dėl to, kad jie tikrai žmonės išmano, ką daro ir pakonsultuoja, tai gali šiek tiek brangiau sumokėti, sakykime, kaip konsultacijos mokestį. Tai čia dar sakau, yra tas braškių, visokių kitų uogų trašos. Su tręšimu aš dar nesu susidūręs, neįsiaiškinęs, tai galbūt ateityje reikės irgi pasidomėti, bet manau kažkiek tai patręšti visus augaliukus reikia. Tam, kad ir uogos būtų saldesnės, didesnės, ar ten žiedai didesni, arba žolė žalesnė. Tai yra sodė pas mus kepsninė, ne kepsninė, tai kaip vadinama šašlykinė. Bet pradėjau galvoti, kad gal reikėtų kažkaip atsinaujinti, tik tai nežinau, ar kamado, ar dujinis grilis. Aš kažkaip tai labiau linkstu prie dujinio griliaus. Suprantu, kad kamado ten, sakant, profesionalams, mėgėjams ir panašiai gali rūkyti mėsą, nežinau, ką ten sudaryti, kokybiškiau kepti, bet aš kažkaip tai noriu praktiškumo ar greitumo, tai labiau linkstu link dujinio griliaus. Tai čia, bet dar apsvarstymus ir galbūt ir užsikabinsiu ant rimtų kamado kepsninių. Opa! Pakol stovit, gali Google'as moki veži kortelę. Ai, tai tiesiog internetu užsiregistruoji, tada gauni kortelę, ne? Ir iš karto tada nuolaida, ne, gaunasi. Tokia netikėta šiandieną diena. Ir levandos susirado iš kažkur, tai susitariau, kad atveš man sodinuku arba pats važiuosiu į ūkį. Ir nupirkau laužavietę, kurią labai seniai, ne tai, kad labai seniai, bet anksčiau buvo kilusi mintis apie laužavietę sodę. Tik ką pašnekėjau apie kepsninės ar komado ar dujinę ir tik paėjau truputėlį žiūriu į laužavietę. Tai nėra čia ko laukti, tiesiog reikia imti ir pirkti. Tai įsidėjau laužavietę, dar greit prasidėksiu pro mokį vežį, pasižiūrėsiu dar poros dalykų ir nuvešim į sodą ją. Prisikroviau savo traktorių, taip išėjo, kad turiu netgi ne vieną, o visas dvi laužavietės. Įmečiau bendrą draugų čiatą nuotrauką ir sakau, gal reikia, tai draugas sako, jo, gal reikia, tai prigrėbiu jam, nuvešiu, atiduosiu. Kiti dalykai, kas šiandieną dar nusipirkta, tai sprendimai vėjai trašos pavasarinės, sėklos, kurias jau paminėjau. Čia yra šešėlių sėklos, kadangi man pagrindė reikia atsodinti žolę, kur yra šešėlė. Bet apie tai jau čia vėliau, ne dabar. Dabar tiesiog, kaip sakant, džiaugiuosi savo traktoriuko pajėgumais, kad atrodo visiškai maža mašina, bet sutalpinu iš ten viską, ką man reikia. Reikia kažkaip tai apsiauti ir vasarinės padangas, nes su žieminėm vis dar važinėjau. Niekaip neprisiruošiu nuvažiuoti pasikeisti, nes dabar pradėjau daug važinėti, tai suvažinėsiu, man atrodo, aš tą žieminę gumą. Tai nežinau, šią savaitę reikės matyti užšokti į servizą, kad jau pakeistų į vasarinės. Ir šiaip smagiau važiuosiu vasariniam. Reikia apsieiti aplink sklypą, pasižiūrėti, kaip čia
Kaip čia kas laikosi, atlijo lietus per šias dienas, tai viskas šlapia. Kai skarifikavau, tai žolė, sakiau, kad buvo sausa, ne žolė, bet žemė buvo sausa, tai labai dulkėjo. Kokia situacija dabar? Nu, lygtais viskas pradeda žaliuoti. Manau, kad visai turėtų gautis geras efektas. Tikrai žolytė pradeda vegetuoti. Tai vat, smagu matyti tą tokį pagerėjusį rezultatą. Tikrai pagerėjęs. O dar tik tai yra šita tokia probleminė vieta. Dar nespėjau pasidomėti, kas čia yra per, kaip čia nežinau, augalas, ne augalas, bet jisai pakankamai stipriai užsisėjo va šitoje va vietoje. Ten, toj vietoje, jeigu yra daugiau samanų, va ten yra, kaip čia, samanos probleminė vieta, tai va čia yra va šitos, nežinau, nu, lapeliai, augaliukai, nežinau kaip čia juos pavadinti. Reikės pasitarti, ką su jais daryti. Bet visumoje galbūt nėra taip, kad jie mane labai erzintų ar labai nepatiktų. Aišku, norėtųsi, kad būtų ta graži vėja. Gal tiesiog ignoruoti juos ir tegul būna, ar su laiku jie įsinaikins. Bet jo, iš tikrųjų, vaizdas žolytės gerėja, tas man labai patinka. Ir matau, kaip kalasi šviežia, nauja žolė. Tai va, tai gerai tas lietus, nuplovė čia viską, atgaivino ir prasideda gyvybė. Dabar galvoju, gal dar net ir spėsiu šiandieną patrešti, nes patrešti šiaip čia ilgai netrunka. Tiesiog gal įsimest trąšas į barstytuvą ir prasivažiuoti. O va šita va vieta, kur sakiau šešėliai, tai čia realiai aš skarifikuodamas beveik visas samanas iš tikrųjų išpešiau. Čia net nebeliko jų, tai džiaugiuosi. Čia dar kažkur tai yra, bet ne per vienus metus, per kelis metus manau, kad išsinaikins tos samanos. Tai va, tai čia reikės atsodinti žolę tenais ir prie pavėsinės. Viena iš idėjų, kur daryti laužavietę, tai yra būtent šitoje vietoje, kad lengviau būtų suprasti, pasižiūrim iš kito kampo. Laužavietė, pieva, lysvės arba šitoje vietoje prie lysvių. Šita vieta būtų kaip ir smagi, tik tai yra minusas tas, kad turim didelę obelį ir turim šalia augantį dar naują medį. Biškelė bėda yra šitame sklype, kad labai daug yra susodinta įvairių vaismedžių ir jie yra šiek tiek išmėtyti, sakykime, ne visiškai gal tvarkingai. Ir kitas dalykas, jie pakankamai tankiai susodinti. Va, tarkim, šitos pusės žiūrint, ten vienas, čia, ten ir ten dar du. Taip ir nutinka, kad tiesiog susiduri su tą vietą, kad pavyzdžiui, jeigu nori kažką tai padaryti, reikia atsižvelgti į medžius. Dar man irgi šovė mintis pastatytoje kaip ne pavėsinė, bet palapinė. Mačiau Ermitaže pakankamai, už gerą kainą ir tokios visai gražios. Tai vat kilo mintis ją pastatyti, norėtųsi iš čia, bet čia jinai netelpa. Tai va, tai yra šiokia tokia dilema. Dabar dar pagalvojau, gal dar čia gal visai tiktų tą laužavietę. Žodžiu, reikės pasitarti su kompanija, pateikti pasiūlymus, 3, sakykime, dabar pasiūlymus, kur aš galvoju visai tiktų tą laužavietę ir tada jau, kaip sakant, kompleksiškai, grupiškai nuspręsti, kur čia mums visiems būtų smagiau. Šita vieta man kažkuom tai simpatiška dėl to, nes čia sodinsiu, pamiršau pavadinimą, levandas. Tai va, tai čia sodinsiu levandas, tai turėtų susiformuoti visai smagi erdvė, bet galbūt ten labai arti tualeto. Reikia pasidaryti trumpą dienos reziumė. Prisėdau tiesiog Anemos smėliadėžės, kurią kitą epizodą galbūt, manau, ir pabaigsiu. Reikės padaryti tokį apibrėžimą visų darbų. Ne tai, kad apibrėžimą, užbaigti. Reikės užbaigti mulčiavimą daržo, reikės smėliadėžę įtaisyti ir kažkokius kitokius smulkesnius darbelius pasidaryti. Tai va, o šiandien iš tikrųjų gavosi visiškai spontaniškai gera diena. Turėjau, aišku, šiokį tokį planelį, turėjau mintį surasti pirmą, tai levandas, ką pavyko surasti ne tik, būčiau pirkęs iš tikrųjų iš Ermitažo, nes visai nebloga akcija buvo, bet radau moterį, tiesiog atsitiktinai radau moterį, kuri pasistačius stendą Gedimino prospekte, pakalbinau
Ir jinai pasirodo turi ir levandų ūkį, tai va iš jos užsisakiau tas levandas. Kas kitas, netyčia suradau laužavietę, kur iš viso šiandieną nebuvo plano to, bet va tiesiog va, atėjus buvo kažkada mintis ir šiandien pamačiau visai neblogą variantą, pasiėmiau laužavietę, nupirkau trąšų ir vejos sėklų, truputėlį pabandžiau pasibarstyti, tai labai šiaip patiko iš tikrųjų tos žolės, kitos ta sėklų pakuotė, nes tu tiesiog atidaręs tą pakuotę gali iš karto barstyti sėklas, bet čia tik tai buvo pasibandymas, jau irgi kitam epizode bandysiu pasėti ir patvarkyti tas, kaip sakant, neišdegusias vietas, kur tiesiog nebelikė žolės. Tai va, tai trąšos ir sėklos yra. Ir šiaip tiesiog, nežinau, gera diena su gera nuotaika ir padarytais kažkokiais tai žingsniais į priekį. Tai va, tai šiandienai tiek. Iki.